Sveiki draugai, yra keletas užblokuotų įrašų, todėl šiom dienom juos atkursiu. Tai yra garsas kaip visatos pagrindas antra dalis ir samadhi, jei neklystu, antra dalis. Buvau juos visai užmiršęs, jau reikėjo seniau tai padaryti, bet padarysiu dabar. Taigi, todėl prisiminkime šiek tiek senesnius įrašus. Net ir pačiam buvo vėl įdomu juos paklausyti. Tikiuosi bus ir jum. Dėkui už dėmesį. Garsas kaip visatos pagrindas, antra dalis, čakros ir poveikis joms. Paskutinėje dalyje žmogaus čakrų sistemą pradėjome vertinti kaip energijos mazgus srautų sankirtoje. Šiandien tęsime šią temą, kalbėsime apie rezonanso fenomeną ir galimybę per garsą ir vibraciją paveikti čakras. Piešinys laukuose, kuriame pavaizduotos 7 pagrindinės čakros ir keistas kryžius ant Rusijos bažnyčios kupolo iš senovės graviūros. Aukščiausios čakros Sahasraros vaizdas tiksliai atitinka šį kryžių, srauto žemyn ėjimo tašką. Kiekviena čakra atitinka tam tikrą natą ir tam tikrą spalvą, nes turi savo dažnį ir intensyvumą. Štai sąlyginė tam tikros spalvos ir natų atitikimo lentelė, jei jos skambėtų diapazone, kurį galime girdėti. Labai apytiksliai pagrindiniai spektrai – raudona, oranžinė, geltona, žalia, mėlyna, indigo ir violetinė – suteikia mums tonų ir pustonių seką. Ne veltui šios dvi sąvokos egzistuoja kaip muzikoje, taip ir tapyboje, ir kurie įgauna diatoninę skalę. Tai gerai žinoma kaip do, re, mi, fa, so, le, si. Jei skalę imtume iš natos do, kuri pagal šiuolaikinę sistemą atitinka 512 Hz. Vėlgi, viskas priklauso nuo šviesos bangos spiralės intensyvumo, nes sunku tiksliai nustatyti idealią mėlyną ar idealią žalią spalvą. Ne veltui net tame pačiame Photoshope yra tokia didžiulė spalvų gama. Ir vėlgi, ryšys su muzika. Gama yra nuoseklus tonų ir pustonių santykis. Tai yra do, re, mi, fa, sol, le, si, 2 tonai pustonis, 3 tonai pustonis. Jei eisime dar toliau, pamatysime, kad mažiausias muzikos intervalas ir mažiausias visuotinai priimtas laiko vienetas vadinamas sekundė, lotyniškai antrasis. Tik nustatant laiką, sekundė nedalinama, o muzikoje ji gali būti didelė, intervalas lygus 1 tonui, ir maža. Tai taip pat sukelia tam tikrų minčių ir asociacijų dėl bangų spiralinės laiko esmės, kuri bus aptarta tolesnėse dalyse ir kurią Puškinas meistriškai aprašė savo moksliniuose darbuose. Tačiau grįžkime prie čakrų. Taigi, žinodami, kad yra 7 pagrindinės čakros išilgai stuburo ir kiekviena iš jų turi tam tikrą dažnį ir vieną iš 7 spalvų spektrų, taip pat žinodami, kad tam tikras dažnis sudaro tam tikrą geometrinį raštą, galime manyti, kad subtilioje plokštumoje tikrai yra geometrinių figūrų, kurias formuoja spiralinis čakrų srautas. Rytų tradicija mums parodo šias figūras. Tai galite rasti internete įvedę čakrą mandalą. Palaukit. Labai stipriai kažką primena. Argi ne taip? Galbūt štai tai? O galbūt šitai?
Ar netgi štai tai? Suprantat, link ko aš linkstu? Žemė, kaip ir žmogus, turi savo pagrindinės čakras ir antrinės susijusias su pagrindinėmis. Pagrindinės čakros, kurias taip pat dar vadina jėgos vietomis, tai yra galingų spiralinių srautų išėjimas į paviršių. Pagrindinių senovės kultūrų kilmės centrai įvairiose tikrovės šakose. Realybės šaka vėlgi yra spiralinis srautas su tam tikru dažniu, kuris nustato tikrovės kryptį. Anksčiau šie srautai eidavo lygiagrečiai ir nesusikirsdavo, ir kiekvienas skambėdavo savo dažniu. Kadagi jie susikirto? Ar kažkas juos sukirto? Susidarė disonansas dėl to, kad kiekvienas iš srautų skambėjo neharmoningai vienas kito atžvilgiu. Dėl šios priežasties bendra sulipdyta realybė, kurioje gyvename iki šiol, pradėjo stipriai sirgti, prasidėjo nelaimės, karai ir panašiai. Gero liko mažai. Taigi visos Žemės energetinės čakros suformavo tam tikras figūras. Arba fizikoje šios figūros pradėjo atsirasti pačios, arba joms padėjo išsivysčiusios kultūros. Jos padėjo iš vienos pusės savo, nes stiprindami jėgos vietas sakralinėmis geometrinėmis struktūromis, tvirtovėmis, žvaigždėmis, tiksliai pakartodami šių figūrų kontūrą iš subtilios plokštumos, jie gavo neįsenkančios ir beribės energijos šaltinį, o kita vertus, jie padėjo Žemei vystytis, stiprindami jos pagrindinių energijos centrų srautus. Numatomos Žemės čakrų vietos. Pavyzdžiui, stipri vieta yra Kijeve, Kijevo Pečersko lavroje. Ten yra labai galingas energijos išėjimas, kur vienas nuolankus tarnas mėgsta nuvykti pirmai patogiai progai. Srautai tokie galingi, kad atrodo, jog atsiduri kitoje dimensijoje. Na ir ar reikia dar sakyti, kad jei Žemės lygmeniu šis čakros darbo stiprinimo metodas yra labai efektyvus, tai žmogaus lygmeniu jūs negalite statyti tik geometrinių žvaigždžių ant kūno. Todėl mes galime sustiprinti čakrų veikimą savo lygmenyje naudodami rezonanso efektą. Visų pirma, ant to yra pastatytas Petrosofijos mokslas. Petros yra akmuo, Sofija yra mokslas. Todėl Petrogradas yra akmeninis miestas. Tam tikras mineralas ar kristalas, kurio dažnis sutampa su tam tikros čakros dažniu, suaktyvina ją arba sustiprina jos veikimą rezonanso poveikiu. Paprastai akmens ir čakros spalva taip pat sutampa spektre. Tai nustatoma paprasčiausio biolokacinio rėmelio pagalba. Pirmą kartą sutikau žmogų pardavinėjantį mineralus ezoterinėme festivalyje, kuris vyko netoli Kijevo. Ten pirmą kartą pamačiau torsioninius laukus, energetikos sūkurius, labai panašius į vandens nutekėjimą. Aplink mugės aikštę, kurioje žmogus prekiavo mineralais, nuolat būriavosi daug žmonių. Visi pasiėmė po akmenuką. O vyras rėmeliu nustatė, ar lankytojas paėmė tinkamą akmenį, ar šis akmuo jo ar ne, tinka jam ar ne. Labai įdomi akmens valymo garsų praktika. Prieš tikrindamas dažnių suderinamumą vyras į tibetietišką dainuojamąjį dubenį įdėjo akmenį. Kelis kartus apsuko ir tik tada atidavė akmenį lankytojui. Po to, kai jis aptiko, kad pas mane sutrikusi uodegikaulio sritis, jis patarė paimti juodą ametistą, o tada rėmelis pradėjo suktis kaip išprotėjęs. Į mano klausimą, ar tai susiję su dažniais ir rezonansu, gavau teigiamą atsakymą ir jaučiausi taip, lyg Archimedas būtų atradęs savo garsų dėsnį ir sušukęs Eureka. Apskritai, visos senovės kultūros kristalus naudojo kaip energijos šaltinį ir kaip informacijos saugyklą, nes kristalai yra taisyklingiausios struktūros, iš kurių išausta visa erdvė. Tai atrado dar Platonas.
kuris aprašė vadinamąsias platoninės kietąsias medžiagas, elementariausias energijos ląsteles. Tam tikras spiralių dažnis sudaro tam tikrą kristalų formą. Jei kimatika rodo figūras pjūvyje, tai mūsų trimatėje erdvėje visos šios figūros yra trimatės, kurios įeina į vieną iš 5 elementų – kristalinės grandinės pagrindą. Na, o paprasčiausias būdas paveikti čakras yra muzikos instrumentai ir žmogaus balsas. Pastarasis veikia efektyviausiai, nes į savo balsą galite įdėti konkretų ketinimą ir vaizdą. Čakros aktyvavimo technika pagal Johaną Goldmaną. Suradę žemiausią natą, kurią galite dainuoti ir palaipsniui šiek tiek pakeldami aukštį, kartodami atitinkamą balsio raidę ir įsivaizduodami konkrečios čakros spalvą, jūs ją pradedate žadinti. Aukščiausia nata, kurią gali išgauti jūsų balso aparatas, atitinka aukščiausią čakrą. Tuo pačiu labai svarbu pajusti, kad vibruoja būtent toje vietoje, kur nukreipėte garsą. Technika labai efektyvi, rekomenduoju visiems. Po pirmo karto visiškai pasikeitė pasaulis aplink mane. Kitokia tapo šviesa, tankis, laikas linko kitaip. Jei paimtume muzikos instrumentus, kurie efektyviai veikia čakras, iš naujų tai hang drum ir gliukofonas, o šiaip tai tinka ir arfa, suteikianti tikrai nuostabų efektą. Atskirai norisi pasakyti apie gliukofoną, nes groti šiuo magišku instrumentu gali kiekvienas, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ir muzikinio išsilavinimo. O kartu tai šiandien labiausiai prieinamas kosminis instrumentas, kuriuo galima groti tol, kol tau patinka jo vibracijos ir atgaminti pradinį visatos sukūrimo aktą. Grojant arfą, kai žmogus guli, ant jo uždedama arfa ir muzikantas groja įvairias melodijas, labai gerai atveria trečiąją akį ir apskritai viršutinės čakras, įvesdama žmogų į atsipalaidavusią muzikinės meditacijos būseną. Labai dažnai žmonės regi įvairius vaizdinius ir simbolius, mato visą spalvų spektrą arba konkrečias spalvas, kurios atitinka konkrečias čakras. Taip yra todėl, kad septynkartiškumas persmelkiantis visą mūsų kultūrą taip pat yra ir arfoje, nes jos suderintos diatoniškai – do, re, mi, fa, sol, la, si ir neturi disonansų. Iš pradžių šviesa lūžta yra padalinta į 7 pagrindinius spektrus, o atsispindėjusi nuo bet kokio objekto atsiranda 12 pustonių. Šumerų muzikinė sistema ir apskritai jų skaičių sistema yra paremta 12 pustonių ir 60 baze. Ši sistema yra mūsų laiko skaičiavimo pagrindas. 60 sekundžių per minutę, 60 minučių per valandą, 24 valandos 2 po 12, 360 dienų per metus, 360 laipsnių ratu ir šiuolaikinės akademinės muzikos pagrindas. Jei paimtume tik balti pianino klavišai, tada gausite 7 natas iš eilės, jei balti klavišai su juodais, jų bus 12. Šumerai, kairioji srovė, moteriškas principas, informacija, visų mėnulio kultų pagrindas, įskaitant judaizmą ir krikščionybę, beveik visa pradžios knyga buvo nukopijuota iš ankstesnių šumerų šaltinių. Šuinica, kairė ranka. Hangas, gliukofonas ir arfa yra instrumentai, kuriuos aš asmeniškai išbandžiau.
Ir iš esmės tai gali padaryti ir daugelis kitų tradicinių instrumentų iš skirtingų pasaulio tautų. Pavyzdžiui, Tibeto dainuojantys dubenys ar keltų arfos garsai gali tai padaryti labai šauniai. Apskritai, visa senovės muzika turėjo du pagrindinius tikslus – įvesti žmogų į pakitusios sąmonės būseną ir sureguliuoti visą kūną, taip, kad kiekviena ląstelė ir organas skambėtų kaip vienas harmoningas akordas. Pakitusi sąmonės būsena yra tada, kai žmogus yra visiškai susikoncentravęs į garsą, o jo galvoje nėra minčių. Būtent tada netrukdomas srautas eina per žmogų laisvai ir žmogus įsilieja su Dievu. Apie tai pakalbėsime kitoje dalyje. Visi senovės kunigai, išminčiai ir burtininkai kaip taisyklė taip pat buvo ir muzikantai. Nei viena ceremonija kaip taisyklė neapsieidavo be sakralinės muzikos. Visi šamanai, naudodamiesi kylančiomis žemės srovėmis, prisiderindavo prie jų tam tikrų muzikos ritmų ir žemų gerklės dainavimu, naudodami tamburiną, kuris buvo puikus, itin žemų dažnių rezonatorius. Čakros taip pat tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis kūno liaukomis – kiaušidėmis, sėklidėmis, blužnimi, antinkščiais, kasa, užkrūčio liauka, skydliaukė, kankorėžinė liauka, ta pati trečioji akis. Turint omenyje, kad viskas yra vibracija, tai kiekviena liauka turi savo rezonansinį dažnį, kuris atitinka natas. O jei čakrą pumpuojame garsu, tai fizinėje plotmėje taip pat veikiame konkrečią liauką, atsakingą už tam tikro hormono išsiskyrimą. Šaknies čakra Muladhara atsakinga už į viršų kylančio srauto priėmimą. Svadhisthana, antroji čakra, atsakinga už seksualinį gyvenimą. Sėklidės, moterų kiaušidės. Testosteronas, steroidai, hormonai. Seksualinė jėga, vyriškumas arba moteriškumas. Manipura, trečioji čakra, kario čakra, atsakinga už gebėjimą valdyti situacijas. Tai gyvenimo aplinkybės, pasitikėjimas savimi, taip pat turtas ir finansinė gerovė. Žodis manipuliuoti kilęs iš čakros pavadinimo, nes pats pirmasis šių dienų manipulacijos svertas yra pinigai. Kasa, blužnis, insulinas, gliukagonas, somatostatinas suteikia gyvybiškai svarbios energijos mainos. Anahata, ketvirtoji širdies čakra, atsakinga už meilę ir užuojautą, užkrūčio liauka. Timozinas, timalinas, timopoetinas reguliuoja baltymų ir angliavandenio apykaitą, taip pat kalcio apykaitą. Didina hipofizės gonadotropinių hormonų. Višutha, penktoji gerklės čakra, atsakinga už balsą, sekreciją, kalbėjimo ir bendravimo gebėjimai. Skydliaukė, tiroksinas ir trijodtironinas reguliuoja bazinę organizmo medžiagų apykaitą. Energijos sąnaudų lygį, reikalinga organizmo gyvybinėms funkcijos palaikyti visiško poilsio būsenoje. O kalcitoninas dalyvauja kalcio reguliavime, metabolizmas ir kaulinio audinio vystymasis. Adžna, šeštoji čakra, trečioji akis, kankorėžinė liauka, melatoninas, ekstrasensoriniai sugebėjimai, intelektas. Sahasrara, srauto žemyn įėjimo taškas. Ir pabaigai, pratęsiant rezonanso temą, noriu pastebėti, kad net žmogaus dėvimų drabužių spalva ir valgomo maisto spalva veikia čakras. Žinoma, nebent šis maistas yra žemų vibracijų. Pavyzdžiui, bet koks keptas maistas, nesvarbu kokios jis buvo spalvos, neigiamai veikia bendrą kūno dažnio lygį. Ta patį galima pasakyti apie mėsos produktus ir apskritai gyvūninius produktus. Jei norite finansinės gerovės, savo garderobą papildykite geltoną spalvą, o jei norite sužinoti visatos paslaptis, dėvėkite violetinius drabužius. Ir tegul laimė būna su jumis. Dėkui, kad klausėtės, iki kito karto.